Kelk sėdmenis. 36 kortelė. Patogiai atsistojame. Atsirėmėme į sieną, kėdę, stalą, ten, kur aš jaučiuosi gerai. Ir atliksime šiandieną natūraliai dubens lanko, juosmens, kojų prailginimą. Stabiliai laisvai stoviu prie sienos, sėdėme vieną šoną, ar prie šono kėdutės, ar prie stalo ir natūraliai jaučiu, kaip svingas koja mosikuojasi pirmin ir atgal. Žinoma, stebiu savo pusiausvyrą, savo linkį, kaip aš tai atlieku. Neatlieku iš juosmens, kad nesukeltumėt skausmo. Jeigu turite skausmą, tik neatlikti iš jo. Tada įtraukiame pilvą, stabilizuojame savo juosmeninę dalį, tai stabilizuojam centrą, nes juk pilvo raumuo stabiliai laiko visą mūsų korpusą, o dubens lankas laiko visą ir centrą. Taigi, ir atliekame laisvai pagal savo kūno svorio amplitudę, kiek įmanoma, išlaikant pėdutę ne į priekį pasvirusi, o kiek išeina daugiau atgal, atgal, atgal. Įkvepiu ir iškvepiu. Įkvepiu ir iškvepiu. Kelk sėdmenis.